Ir žinoma, Lietuvos laisvė, Lietuvos nepriklausomybė ateina per aukas, bet ateina nesulaikomai ir ne tik Lietuvos. Lietuvos nepriklausomybės bylai baigti nepakako 1990 metų kovo 11 akto signatarų parašų ir tamsiosios sausio nakties kruvino antspaudo. Sąjūdžio nubrėžta kryptis vėl būti laisvoje vakarietiškoje civilizacinėje erdvėje nulėmė Lietuvos vietą šių dienų pasaulyje, tačiau už idealus ir viltį sukurti teisingą, tėvynės meilės ir dorovės pagrindais besiremiančią visuomenę ir valstybę kovoti tenka ir šiandien. Okupacijos nuskurdinta, pažeminta ir išniekinta tauta troško vieno – gyventi savo žemėje, kalbėti savo kalbą, puoselėti iš kartos į kartą perduotas tradicijas, įgyvendinti 1918 metų vasario 16 akto signatarų iškeltą Lietuvos idėją. Tūkstantiniai mitingai būrė jaunimo roko maršuose, budinti minia sausio dienomis, masės Baltijos kelyje, sukūrė minties ir vertybių vienybės jausmą. Tuomet sąjūdžio lyderiai net nesvarstė, su kokia jėga dalyvauti 1992 metų rinkimuose. Nors Lietuva išgyveno sunkų laikotarpį, Rusija vykdė kontinentinę priespaudą, trūko vidinių finansinių resursų, visuomenė išvarginta nuolatinio nepritekliaus, niekas netikėjo, kad prie ką tik atsikūrusios valstybės vairo stos tie patys žmonės, iš kurių pančių tauta vadavosi krauju. Būtent tada buvo padėti pagrindai neskaidriam valstybės valdymui. Ydinga teisinė sistema, korumpuotas privatizavimo procesas jau tada badė akis. Po pralaimėtų 1992 metų Seimo rinkimų, kai Sąjūdžio koalicija už demokratinę Lietuvą turėjo užleisti valdžios vairą buvusiai kompartijai, einančiai naujų pavadinimų Demokratinė darbo partija. Su tais pačiais vadovais ir su tais pačiais kadrais ir struktūromis visoje Lietuvoje, o struktūros buvo stiprios ir patyrusios ir turinčios materialinių resursų kur kas daugiau negu Sąjūdis. Tai nuotaikos, aišku, buvo nekokios. Iš tiesų toks labai drastiškas romantinių iliuzijų išgaravimas. Aš taip pavadinčiau tą momentą. Ta euforija kovo 11, jinai turbūt mūsų pačių galvose sukūrė tokių kartais lūkesčių visai, taip sakant, nepamatuotų. Aš jau ten diskutuodavau, atsimenu, ir su vyresniais šiek tiek. Na, čia porą metų ir Lietuva bus kaip Švedija. Čia mano toks buvo. Naivaus jauno žmogaus, dar daug plaukų ant galvos, mažai gal išminties. Tokia svajonė. Dramatiški 1992 metų rinkimai šokiravo amžiumi ir idėjomis jaunus nepriklausomybės entuziastus, tačiau pralaimėjimo kartėlį malšino realus supratimas, kad komunistinis režimas ilgai netrauks. Jau anksčiau, trečiojo Sąjūdžio suvažiavimo metu, buvome gavę draugiškų patarimų iš vakarų valstybių persiformuoti į politinę partiją. Sąjūdžio sprendimu buvo steigiama politinė partija, o Sąjūdis liko toliau veikti ir telkti visuomenę ir visuomenės dalį kaip visuomeninė organizacija. Bet mes labai aiškiai suvokiam. Lietuva, kovo 11 paskelbusi nepriklausomybę, stengiasi grįžti namo į vakarietišką bendriją, ten, iš kur jinai buvo išplėšta tos 50 metų okupacijos. Tai toj vakarų bendrijoje visa politinė veikla yra organizuojama per partijas. Ne per sąjūdžius, ne per kokius nors visuomeninius judėjimus ar liaudies frontus. Diskusijos dėl sąjūdžio ateities, naujos partijos galimo steigimo nebuvo lengvos. Sąjūdis aktyviai dalyvavo ruošiantis 1993 metų prezidento rinkimams, remdamas centro dešinės iškeltą kandidatą Stasį Lozoraitį, kuris nepaisant pralaimėjimo Algirdui Brazauskui, rinkiminės kampanijos metu pasiekė neįtikėtinų rezultatų.
Per išskirtinai trumpą laiką Stasio Lozoraičio populiarumo reitingas pakilo nuo 5 iki 45%. Štai tokia buvo atmosfera, kurioje Sąjūdis svarstė ir savo ateities, ir naujosios partijos steigimo dalykus. Svarstant, kaip atrodys būsimoji partija, svarbiausi dalykai, žinoma, buvo principai ir struktūra. Norint kovoti su partija, reikalinga partija. Partijos steigiamajame susirinkime sakė vienas iš dalyvių. Partijos steigimui vadovavo Vytautas Landsbergis. Pirminius programos metmenis tuomet rengė Vytautas Kubilius. Jos pamatą sudarė valstybės nepriklausomybės įtvirtinimas, narystė euroatlantinėse organizacijose, stabili nepriklausoma ekonomika. Mes jau buvom užmesgę gerus ryšius su Britų konservatoriais, švedų moderatais, Amerikos respublikonais, su mum giminingom partijom. Tai stengiamės ir iš jų sužinoti visokių veikimo, taip sakant, principų, kaip ta partija turi veikti, kokios pagrindinės joje yra, sakysim, atsakomybės, kaip veikia vidinė komunikacija, kaip veikia tie skyriai, vadovybės ir taip toliau. Tai tuos dalykus mes mokėmės čia pat vietoj. Tuomet Seimo trečiuosiuose rūmuose esančiame Vytauto Landsbergio kabinete nuolat vyko neformalūs iniciatyvinės grupės pasitarimai ir posėdžiai. Ne viena naktis praleista rašant partijos įstatų projektą, diskutuojant dėl struktūros, rengiant partijos steigimo deklaraciją. Renkantis pavadinimą rimtai svarstyti 3 variantai – Tėvynės sąjunga, Tėvynės atgimimo sąjunga ir Atgimimo sąjunga. Pasirinktas būtent Tėvynės sąjungos pavadinimas. Idant būtų aišku, kokiai krypčiai partija atstovauja, nutarta skliausteliuose nuolat rašyti Lietuvos konservatoriai. Pagrindinis žodis yra tėvynė, visiems bendras, už ką mes kovojam, už ką buvo Sąjūdis, kad vėl turėtumėm tėvynę. Tai nemažai dėmesio skiriam ir tam, kad perkelinėtumėm tą kitų šalių patirtį į Lietuvą, į mūsų partiją kūriamą. Prie įstatų projektų daug teko dirbti, dalyvauti tokioj karštoj vidinėj diskusijai. Ir to steigimosi metu buvo kelios grupės, vienos už vienokį šiek tiek organizacinį modelį, kitos už kitokį. Aš taip buvau toks lyg ir tarp visų bandžiau vaikščioti ir vis surasti kažkokį sutarimą. Tai iš tikrųjų to darbo buvo tikrai labai daug. 1993 m. gegužės 1 dieną įvyko partijos steigiamoji konferencija. Šis įvykis užbaigė partinės sistemos formavimąsi Lietuvoje ir Sąjūdžio transformaciją. Nutarėme ir skelbėme, kad įkūrėme Tėvynės sąjungą, kuri dirbs politinį ir visuomenės vienijimo darbą. Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai buvo vienintelė partija, pajėgi kovoti su Lietuvos demokratinė darbo partija dėl daugumos Seime. Ir suvažiavimas tikrai buvo labai įsimenantis savo to tokio vėl naujo tikėjimo, kad tikrai esam stiprus, taip sakant, po to 92 metų tokio šalto pralaimėjimo skausmingo, 93 gegužė, 93 pavasaris jau atėjo su tvirtu tikėjimu, kad tikrai galim daug ką pasiekti. Konservatoriai turėjo aiškią viziją – demokratinė, europietiška, Rusijai nepavaldi Lietuva. Partijos įkūrėjai ir bendražygiai siekė kurti savarankišką, privačios iniciatyvos, o ne valstybinės ekonomikos šalį, kurioje klestėtų pilietinė visuomenė ir bendruomenės, krikščioniškos ir tautinės tradicijos, laisvę veikti turėtų kiekvienas. Pagrindinis dalykas tuo metu buvo, kad neišsuktų iš vakarietiško kelio. Ta dauguma, kurie atėjo į parlamentą. O pavojų buvo labai daug. Prisiminkim, kokie ten žmonės buvo išrinkti. Buvo be galo sunku dirbti. Tai mūsų uždavinys, pagrindinis uždavinys buvo, kad mes stumtumėm ir tą patį Brazauską, ir visą jų politiką tą linkme, kuri neleistų iškrypti, išeiti iš to Sąjūdžio nustatytos krypties. Lietuviškas konservatyvumas be abejo jis turi daug aspektų, daug atspalvių. Bet mano įsitikinimu jis ėjo su tokia labai aiškia Sąjūdžio pagrindinė idėja – atstatyti
valstybę, atstatyti jos nepriklausomybę, atstatyti privačią nuosavybę ir veikiančią rinkos ekonomiką, ką vėlgi Stalino režimas buvo sugriovęs ir sustabdęs, ir atstatyti tą visuomenės moralinį audinį, kuris labiausiai buvo pažeistas viso sovietmečio ir kurį yra sunkiau atstatyti, negu atstatyti valstybės tam tikrą teisinį rūmą ir atstatyti valstybės ekonominį namą. Tuo metu politiškai veikti trukdė įsisenėję įpročiai – sukčiavimas, grįžęs autoritarizmas, priklausomybė nuo valstybės, išlaikytinių mentalitetas ir kolektyvizmas. Visi abejingi, nieko nėra, jokio jautrumo vienas kitam, turbūt taip. Nepasitikė žmonės vienas kitų. Labai pikti žmonės vienas kitų. Trūksta tikėjimo ateitim. Žmonės labai pavargę, nusivylę. Bet svarbiausia, kad padarumo, tikro, nuoširdaus, švaraus to ir žmonės pasidarė pikti, nesąžiningi, o gal tai yra būtent dėl to, kad, sakau, viltį praranda. Seimo dauguma labai dažnai darė, ką norėjo. Taip pat ir nesąžiningai pasitvarkydama dėl pagalbos milijonų ateinančių iš europinių struktūrų, nukreipdama savo draugams. Norint tai stabdyti, reikėjo ypatingų priemonių. Didžiai daliai žmonių baigusių sovietinius universitetus trūko žinių apie vakarietiškas ideologijas. Dėl to, ieškant savojo identiteto, buvo daug bendraujama su Britų konservatoriais ir Jungtinių Amerikos valstijų respublikonais. Būtent tais metais neokonservatizmo ideologija išgyveno pakilimą. Britų konservatoriai vis dar gyveno po tečerinės sėkmės laikotarpyje, o JAV respublikonai šventė šaltojo karo pergalę. Britų patirtį Andrius Kubilius siekė pritaikyti Lietuvos politikai ir sudėtingam tuometiniam laikotarpiui. Ir jau nuo pat sąjūdžio pradžios visiškai akivaizdu buvo, kad tarptautiniai bendruomeniai mūsų remiantis yra didieji konservatoriai. Tai yra Ronaldas Reiganas, Margaret Thatcher. Galų gale popiežius Jonas Paulius II. Tai buvo tie lyderiai ir tikri dešinieji lyderiai, kurie brėžė mūsų laisvės kelią. Tėvynės sąjunga gana greitai tapo Europos partijų šeimos nare. Įstojo į Europos demokratų sąjungą, glaudžiai bendradarbiavo su Europos liaudies partijos krikščionėmis demokratais. Tai už ką balsuoti, Vytautai? Gal už moterų partiją? Aš myliu moteris, bet ne vienos moters partiją. Tada gal Centro sąjunga Lietuvą išgelbės? Tai kad nėra kam, jie visi telpa į vieną liftą. O valstiečiai, o kitos trečiosios jėgos? Tada jau geriau už LDDP. Tada belieka konservatoriai, Tėvynės sąjunga. Aš nesakau, kad jie neklydo, bet jie bent žino, ką jie darys po rinkimų. Jie turi pakankamai jėgų ir patirties. Lietuvos sėkmė ne žaidimas, tai jūsų balsas už Tėvynės sąjungą. Suformuota partijos valdymo struktūra, sėkmingai organizuotas darbas padėjo gana greitai įsitvirtinti regionuose. 1995 metais vykusių savivaldybės rinkimų metu Tėvynės sąjunga akivaizdžiai patvirtino, kad yra subrendusi kovoti su nomenklatūriškąja LDDP. Pagrindinė priežastis tai buvo nusivylimas žmonių tuometinė LDDP. Kadangi lūkesčiai buvo tikrai labai dideli, o chaosas ir gyvenimas taip greitai negerėjo ir natūralu, jis negalėjo gerėti. Nusivylimas buvo didžiulis ir Tėvynės sąjunga išėjo su labai naujoviška programa. Tarp kitko, pirmas žmogus, kuris įvedė bendruomenių savoką į Lietuvos politinį žodyną, tai buvo Andrius Kubilius. Jo rengta programa savivaldos rinkimų tuomet išėjo su bendruomenių idėja. Žmonės ieškojo naujos politinės jėgos, laukė permainų, jiems buvo įkyrėjęs LDDP valdymas,
Sukčiavimai bankuose, vertingų objektų privatizavimas už grašius, kyšininkavimas ir korupcija. Ir tada eidami į rinkimus mes, Tėvynės sąjunga, taip pat konsolidavom dešiniasias, centro dešiniasias partijas, bet kartu buvo sudaryta ir savotiška rinkiminė koalicija, net ne su politinė partija, bet labai didelė ir politinė ir ekonominė jėga, kuri buvo pramonininkų konfederacija. Tai 96 metų rudenį vykę Seimo rinkimai mums iš tikrųjų buvo labai geri. Mes triuškinamai laimėjom. Mes viena partija, Tėvynės sąjunga, gavom 70 vietų Seime. Plus šalia dar buvo krikščionių demokratų 12 ar 14, taip kad mes turėjom tikrai komfortiškas veikimo galimybės. Akivaizdu, kad kairiųjų valdymas nuvylė ir jų rinkėjus. Rinkimų kampanija mums davė tikrai puikų rezultatą. Ko gero, čia iš tikrųjų, kai kalba apie tą švytuoklę, tai čia vienintelis kartas ir buvo toks labai ryškus, kada ta švytuoklė suveikė būtent iš kairės į dešinę, nes tuo metu dar nebuvo kažkokių kitų alternatyvų. Ir nėra tos kitos alternatyvos, tai jeigu tu esi tikrai nusivylęs ir situacija ekonominė tuo metu tikrai nebuvo labai dar gera, tai to tokio natūralaus nusivylimo ir pykčio ant buvusios valdančios partijos buvo labai daug. Pirmieji žingsniai valdžioje buvo visiems aiškus. Skubiai priimti visus reikiamus sprendimus, kad Lietuva kuo greičiau ir visam laikui išsivaduotų nuo Rusijos įtakos ir taptų pilnavertiška, moderni vakarų šalis. Integracijos į ES ir NATO siekiai. Žinau, kad šitame kelyje mūsų visų laukia kur kas daugiau rūpesčių ir įtampų negu laimės ir džiaugsmo. Bet turime atkakliai dirbti visi kartu, kad mūsų tėvynėje rastųsi daugiau džiaugsmo. Turėjom dėti daug pastangų iš tikrųjų išsaugoti tą pamatinę sąjūdžio tokią geopolitinę liniją, kad Lietuva politiškai yra nepriklausoma, Lietuva atsiskyrė nuo pabėgo iš tos Sovietų sąjungos griuvėsių. Mes negalim grįžti atgal į jokias ten posovietinės erdvės. Tam turėjo būti užkirstas kelias ir mes siekiam, kiek galima greičiau tapti ES ir NATO nariais. Tai vienas iš pirmųjų darbų ir rezultatų, ir čia vėlgi pamenu tas dienas ir profesoriaus Landsbergio gebėjimą įtikinti Brazauską, rašytis laišką NATO generaliniam sekretoriui, kad Lietuva nori siekti NATO narystės. Vėliau jau pasimatė ženklų, kad ir ES perspektyva mums gali pradėti vertis. Ir tai iš tikrųjų buvo labai svarbus ženklai, kuriuos siuntė vakarų bendryje. 1998 metų Rusijos krizė smogė ne tik Lietuvos ekonomikai. Skirtingas požiūris į tai, kaip partija turėtų veikti neeilinių išbandymų akivaizdoje, kokiais būdais reikėtų priešintis didžiosios kaiminės energetiniam diktatui, bandymai vengti politinės atsakomybės, partijos valdymo ydos užprogramuotos dar ją steigiant, prezidento rinkimų fonas išskyrė du bendražygius – Gediminą Vagnorių ir Vytautą Landsbergį. Nesutarimai tarp prezidento ir vyriausybės kilo daugiau dėl politinių motyvų. Turiu prisimti dalį atsakomybės už tai, jog nepavyko sustabdyti šių nepalankių politinių aplinkybių. Žinau, jog ne visi pritars mano apsisprendimui. Tačiau jaučiu, jog susidariusi besprasmių politinių įtampų ir intrigų situacijų mano atsistatydimas yra tinkamiausia išeitis. Man atrodo, kad stengdavomės nesusiremti dėl skirtingų nuomonių taip, kad lemtų balsavimo daugumą, nes valdyba visada būtų turėjus daugumą. Bet buvo pakankamai lankščiai, stengiamasi rasti bendras pozicijas, kad štai partija imasi tokių žingsnių, vykdo tokią politiką, nors pasiginčyti būdavo dėl ko. Tuometinis ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius uoliai neigė, kad Rusijos krizė gali ką nors reikšti Lietuvai ir klaidingai planavo metų biudžetą. Tai tuo metu atrodė, kad kažkaip prezidentas Adamkus čia taip per daug griežtai iš premjero reikalauja.
Tai man atrodo, kad tas valdžių atskirimas, prezidentas, Seimas ir vyriausybė turėtų būti kaip konstitucinė doktrina labiau saugomas ir čia neturėtų prezidentas taip jau, taip sakant, labai kištis į parlamentinės daugumos ir vyriausybės veiklą. Žiūrėdamas dabar kartais galvoju, kad gal ir pats Gediminas Vagnorius, matydamas tą labai gilią ir skausmingą ekonominę krizę ir nenorėdamas priiminėti nepopuliarių sprendimų, šiek tiek pats provokavo, kad jį prezidentas Adamkus reikalautų jo pasitraukimo ir galų galiais pats tą padarė. Be abejo, kad taip sakant, įnešdamas daug sumaišties ir daug labai tokių skausmingų emocijų kiekvieno iš mūsų asmeninius pergyvenimus, apsisprendimus. Politinių manevrų ir išradingų valdymo triukų karuselė sukosi visa jėga, o jos fone stambiausios lietuviško kapitalo naftos bendrovės likimas. Partijos krizės pašonėje reikėjo nedelsiant priimti sprendimus dėl Mažeikių naftos privatizavimo. Rolandas Paksas neeilinėme partijos suvažiavime buvo patvirtintas kaip gaunantis jau ir partijos įgaliojimą, ne tik prezidento. Ir buvo priimti dokumentai įpareigojantis Rolandą Paksą kartu su jo vyriausybė konkrečiau užbaigti sutartį su Williams kompanija. Kaip tik tokia atsakomybė ir paskatino šiandien mane po ilgų Lietuvos derybų su amerikiečių kompanija Williams International strateginių Mažeikių naftos investuotojų paskelbti jums apie savo kaip Lietuvos vyriausybės vadovo apsisprendimą. Šiandien tvirtai pareiškiu, kad pasirašyti po dokumentu, kuriuo įtvirtinamos, mano galva, nepriimtinos Lietuvai sąlygos negaliu. Štai tokie smūgiai teko mums ir kartu finansinės krizės kulminacijoje, ne visai aiškioje perspektyvoje, ar Lietuva bus pajėgi mokėti atlyginimus, pensijas, funkcionuoti su savo pinigais. Slopinti įsisiūbavusią politinę krizę buvo nelengva. Rolandas Paksas nesutiko atsistatydinti, sąmoningai nešaukė vyriausybės posėdžių, prezidentas išvykęs, o sprendimus, kurių laukė užsienio investuotojai, reikėjo priimti skubiai. Sunkiai situacija, kur teko prašyti, kad prezidentas Adamkus grįžtų, nes paskutinės dienos eina, jis grįžo ir pasirašė dekretą atleisti premjerą. Ir tada mes skyrėme naują premjerą iš 2 galimų kandidatų, nes laikinai vadovavo Irena Degutienė, o kitas kandidatas buvo Andrius Kubilius. Ir taip premjeru tapo Andrius Kubilius. Kaip ten, taip sakant, iš tų visų politinės krizės išėjom su tokiu sprendimu, kad man pasiūlė frakcijoje kolegos imtis tos premjero atsakomybės. Man tokia atrodė visiškai neįtikėtinas variantas. Ir ėjau pilnom akim vėlgi visokio nerimo ir baimių, nelabai įsivaizduodamas, kas tai yra tas premjero darbas. Bet, pati situacija jau buvo tiek blogąja to žodžio prasme neigiamai užkaitusi ekonomikoje ir finansuose, kad didelių alternatyvų jau nebuvo. Taip sakant, premjero buvo klausimas tik toks. Ar darom tuos sprendimus, kuriuos jau pati situacija padiktuoja, ar dar kažką tai abejojam ir dvejojam ir tada, bet dabar iš visų patirčių, taip sakant, galima vardinti, ar ten kaip Graikija, ar kaip koks Kipras, reiškia, kolapsas, bankrutuojam ir turim didžiulės problemas. Tai ta situacija iš tikrųjų privertė imtis greitų ir ryžtingų sprendimų. Energetinė nepriklausomybė jau tada buvo pagrindinis strateginis tikslas, siekiant išsivaduoti iš Rusijos energetinių gigantų pinklių. Mažeikių naftos pardavimas Lukoilui viešojoje erdvėje buvo tendencingai pozicionuojamas kaip verslo sandoris, o iš tiesų tai buvo preciziškai tiksliai suplanuoti geopolitiniai spąstai. Aš esu įsitikinęs, kad sprendimai, kuriuos darėm ir padarėm dėl Mažeikių naftos, iš esmės buvo teisingi. Galbūt atskiros detalės, ar kaip jie buvo komunikuojami, būtų galima diskutuoti, bet pats sprendimas neleis bankrutuoti įmoniai,
iš kitos pusės neatiduoti jos ten už 1 litą rusų kompanijai, Lukoilui kokiam nors, tie sprendimai buvo teisingi. Ieškojom alternatyvų ir iš 3 karto berods skelbiant konkursus pasisiūlė amerikiečių kompanija Williams. Ir su ja buvo galų gale, po ilgų derybų, sudaryta sutartis, kaip ji ateina į Mažeikių naftos valdymą, gaudama 1/3 akcijų ir įdėdama $100 milijonų į įmonę, kuri neturėjo net už ką pirkti žaliavą. Visą laiką žaliavos pirkimas iš Rusijos buvo į skolą, į kreditą, kad kaip nors dar funkcionuotų. Tai ši investicija leido atsiskaityti ir jau dirbti kaip nebankrutuojančiai įmoniai ir gerinti taip pat vadybinę padėtį, naikinti korupciją ir vogimą pačioj įmonėje, kur dirba buvo begalinė. Pelnytis. 2000 metais Tėvynės sąjunga buvo nubausta už kaimyninės šalies krizę, padariusią didžiulę žalą jaunos šalies ekonominiai ir socialiniai raidai. Kaip ir daugelie posovietinių šalių, Lietuvoje suveikė politinės švytuoklės principas. Visuomenė ištroškusi geresnio gyvenimo pasirinko priešingą kelią užuot pasitikėjusi nuosekliai vykdomą politiką. Rinkimuose sėkmingiausiai pasirodė tie, kurie dalino tuščius pažadus apie tai, jog nusipelnėme gyventi geriau. Į politinę erdvę įsiveržė populistinės jėgos, teisinančios konstitucijos ir kitų įstatymų pažeidinėjimą bei niekinimą, pigiais triukais ir nesažiningais metodais kovojančios dėl valdžios, taip stengiantis pristabdyti spartų šalies kelią tolyn nuo sovietinės praeities, melo, intrigų ir korupcijos laikų. Be abejo, buvo labai skausminga kristi nuo 70 vietų Seime iki 8 ar 9, tai tikrai tai nėra pats didžiausias malonumas. Daugelis priežasčių lėmė ir ekonominę krizę, kurios negebėjom spręsti nuo pat pradžių. Lėmė ir tai, kad ekonominė krizė mūsų tarpe sukėlė didelę politinę krizę, 3 premjerus keitėm. Aišku, ir tie sprendimai, kuriuos priėmėm, nepopuliarūs sprendimai ir dėl Mažeikių naftos, tas pats Rolandas Paksas iš tos istorijos susikrovė savo didelį politinį kapitalą. Mes laikėmės, taip sakant, savo nuostatų principinių dantis sukandę, nepaisydami viso nepopuliarumo, visos propagandos prieš. Matyt, tai buvo pirmas toks jau naujoje Lietuvos istorijoje labai didelis ir pakankamai efektyvus propagandinis išpuolis prieš Lietuvą. Tai mums iš tikrųjų buvo nepaprasta jį atlaikyti, bet atlaikėm. Bet to rezultatas buvo tai, kad iš tikrųjų rinkimus pralaimėjom labai skausmingai. Paulausko jėga susijungė, sudarė koaliciją su socialdemokratais ir vėl mes turėjom kairėje, aiškiai išreikštą kairėje valdžią, būdami opozicinė frakcija ir opozicinė partija. Ir vėl tęsianti savo politinę kovą arba pastangas, kad Lietuva ir toliau neiškryptų iš europinio ir atlantinio kelio. Ir tą pavyko išlaikyti. Po skausmingai pralaimėtų 2000 metų rinkimų partijos vidinė situacija nebuvo paprasta. Reikėjo spręsti susidariusias problemas, neprarasti vertybinių orientyrų, gerinti valdymą, telkti geriausius žmogiškuosius resursus, modernizuotis. Tuo laikotarpiu Tėvynės sąjunga vėl stiprino savo erdvę, jungdamasi su mums artimomis politinėmis organizacijomis. 2003 metais prasidėjo partijos plėtros etapas. Tėvynės sąjunga susijungė su Lietuvos dešiniųjų sąjunga, 2004 metų vasarį su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Tokiu būdu buvo suformuota viena didžiausių partijų Lietuvoje. Ir jau 2004 metų Seimo rinkimai parodė, kad turbūt einam teisingą linkmę. Ir taip nuosekliai eidami, vėliau išsikeldami savo tikslą
kad turime padaryti viską, kad centro dešiniųjų balsai nesiskaldytų. Mes ėmėmės labai netrukus po 2003 metų ir vienijimo, plataus vienijimo proceso, imdamiesi tos lyderystės ir pritraukdami ir politinius kalinius, ir tremtinius, ir krikščionis demokratus, ir tautininkus. Iš tikrųjų, siekdami vieno tikslo, kad centro dešinė Lietuvoje būtų vieninga. Ir tą pavyko pasiekti. Sunkiai, visi labai kieti derybininkai, visi su principais, bet to pasiekėm iš tikrųjų, matydami visą laiką tą atsakomybę už sąjūdžio vertybių, už sąjūdžio tikslų, už sąjūdžio principų įgyvendinimą, mum neišbarstant to žmonių rinkėjų potencialo, už kurio realizavimą mes esame atsakingi. 2008 metais prie Tėvynės sąjungos prisijungė Lietuvos tautininkų sąjunga, vėliau Lietuvos krikščionys demokratai. Tais metais vykusiame suvažiavime patvirtintas naujasis partijos pavadinimas Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kuris įtvirtino bendrą siekį puoselėti ir ginti pamatinius 1918 ir 1990 metų aktuose įtvirtintus idealus. Tos vertybės yra labai panašios į tas, kurias mes, kai kūrėm frakciją, kaip pagrindinius 4 tokius buvom iškėlę savo klausimus. Tai yra šeima, bendruomenė, tai yra švietimas, kultūra, kaip pagrindiniai dalykai, kuriuos mes turim puoselėti kaip partija ir tuo įsiskirti iš margos dešinės, reiškia, partijų, tuomet tikrai liberalų buvo daug labai, dabar jie jau čia susiskaldė. Nuo 2002 metų, kada mane išrinko partijos pirmininku, vis dėlto sugebėjom sutelkti komandą, kuri iš esmės ėmėsi partijos tam tikro atnaujinimo darbo. Tiek krikdemai Lietuvos valstybingumo istorijai labai svarbus, tiek Tėvynės sąjunga yra taip pat svarbi. Jeigu krikdemai yra 20-ojo amžiaus sankirtos partija ir su jie siejam vasario 16-osios idealų įgyvendinimą Lietuvoje, tai Tėvynės sąjunga be abejo yra sietina su kovo 11-osios idealais ir jų įgyvendinimu. Taigi iš esmės mes buvom tos jėgos, kurios natūraliai istoriškai turėjo būti vienoje bendruomenėje ir tas galų galiai įvyko. Sustiprėjusi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai 2008 metų Seimo rinkimuose iškovojo 45 mandatus ir kartu su Liberalų sąjūdžiu, Liberalų ir Centro sąjunga bei Tautos prisikėlimo partija sudarė valdančiąją daugumą. Bendras darbas vardan Lietuvos, neprarandant tapatybės, išlaikant vertybinės nuostatas tapo iššūkiu. Tačiau krizės akivaizdoje alternatyvų nebuvo. Reikėjo ieškoti konsensuso ir veikti ryžtingai. Na, tai čia tokia jau sėkmė, kabutėse. Iš ties, mes jau 8 metų pavasarį sakėm, kad su Lietuvos ekonomika yra negerų dalykų, kalbėjom ten apie krizės kvapą ir taip toliau, bet tikrai nesitikėjom to, su kuo teko susidurti. Ir nesitikėjom visų pirma tokios aštrios ir galingos pasaulinės krizės. Tai aišku, kad ta banga labai skaudžiai užgriuvo ir Lietuvą, labai greitai. Jau 8 metų pabaiga buvo labai dramatiška. Ir mes susidūrėm visų pirma ir su tuo reiškiniu, kad žmonėms tai labai sunku paaiškinti. Mes laimėjom rinkimus, mes atėjom į valdžią ir to rezultatas yra visiška ekonomikos griūtis. Dabar, retrospektyviai, aš galiu tik pasakyti. Jeigu ne Arūno Valinsko vadovaujama Tautos prisikėlimo partija ir jeigu jie nebūtų atėję į tą koaliciją 2008 metais, taigi mes ko gero būtumėm likę opozicijoje. Su kuo jungtis? Neužteko vien tik tai liberalcentristų ir liberalų sąjūdžių.
O pasirinkimo galimybės tikrai labai ribotos. Aš pamenu 8 metų gruodį, kada jau pradėjom va čia gretimai Seime susirinkti dar nepatvirtintą vyriausybę, bet jau intensyviai žiūrėti, kviestis ministerijų atstovus, kad jie dėtų ant stalo informaciją. Ir kai atėjo finansų ministerija ir pasakė, kad gali būti, kad kitais metais, 2009-aisiais, BVP kris -4, tai mes visi išsigandom, kaip reiks gyventi su -4 nuo bendro vidaus produkto, o realybė buvo tokia, kad nukrito iki -15. Tas pats Latvijai, tas pats Estijai. Nė vienoje kitoje valstybėje to nebuvo. Nėra sunku prisiminti, kad Sąjūdžio metais Lietuva buvo ledlaužis, pralaužęs laisvės kelius iš Sovietų Sąjungos. Dabar vėl ateina metas, kai reikia Sąjūdžio laikų ambicijų ir entuziazmo didelėms permainoms. Mes, būdami didžiausia ir stipriausia partija, šiandien taip pat esame ledlaužis iš nomenklatūrinės sistemos, o Lietuva vėl tampa viso Baltijos šalių regiono ledlaužiu, bent jau energetinė nepriklausomybė. Reikėjo kai kur ir stipriau, ir griežčiau elgtis. Be abejo, Lietuvos bazę tą vadinamą finansinę ekonominę mes palikom jau visiškai kitokią, negu kad radom 2008 metais. Tai tikrai galiu tą pasakyti ir kartais pagalvoji, kad per tuos 4 metus nebuvau aš visą gyvenimą ten kažkoks konfliktinis žmogus, bet diplomatijos išmokau dar daugiau, negu kad sugebėdavau anksčiau iki tol, kol tapau Seimo pirmininkė. Veikimas be abejo jis yra kitoks. Jis reikalauja ir žymiai daugiau pastangų savai lyderystei, sugebant telkti kitus prie tų darbų, kuriuos reikia įgyvendinti, ir kartu reikalauja pastangų girdėti partnerių vienokias ar kitokias mintis, ieškoti tam tikrų kompromisinių sprendimų, bet aš visada mačiau ypatingai svarbų uždavinį - išsaugoti koalicijos veiksmingumą, išsaugoti koalicijos stabilumą, kartais iš tiesų dėl to ir labai skausmingai pergyvenant, kad nepavyksta vieno ar kito sprendimo priimti, bet tas pamatinis stabilumas ir veiksnumas koalicijos buvo be abejo, kad svarbiausia sąlyga tam, kad galėtumėm tuos didelius darbus, kaip finansų sutvarkymas, ekonomikos atsigavimas, energetinės nepriklausomybės stumimas į priekį, kad tuos darbus galėtumėm įgyvendinti. Permainų koalicijai teko priimti eilę nepopuliarių, tačiau Lietuvai būtinų sprendimų. Žiniasklaidos ir opozicinių bei išorės jėgų spaudžiamas ministras pirmininkas Andrius Kubilius su komanda turėjo vienintelį tikslą – kiek įmanoma skubiau stabilizuoti šalies ekonomiką. Už tai jis nesykį buvo įvertintas ir tarptautinės bendruomenės. Aišku, kad žmonėms buvo labai sunku, labai skausminga, mums teko ir atlyginimus mažinti, ir laikinai mažinti pensijas, bet mes labai aiškiai matėm savo atsakomybę. Jeigu mes to nedarom, tai gresia lito devalvacija, tai gresia žmonėms prarasti visas santaupas, tai gresia, kad ir pensijos nebus laiku išmokamos ir daugybė kitų problemų. Šalia to, aišku, mes matėm, kad vien tik tai ekonomikos tvarkymas, net ir tokios sudėtingos krizės sąlygom, būtų per mažai realizuojant mūsų atsakomybę. Tai todėl ėmėmės netidėliodami įgyvendinti jau ir iš anksčiau ne kartą svarstytus labai svarbius planus, kurie iki to Lietuvoje visiškai nebuvo įgyvendinami, tai didžiulės pertvarkos energetikos reikaluose, energetinės nepriklausomybės reikaluose. Čia išvarėm tikrai didžiulės vagas, esant labai dideliam pasipriešinimui ir Lietuvos viduj, ir iš tos pačios Rusijos. Bet mes labai aiškiai matėm, ką turim per tuos 4 metus pasiekti. Ir kokias vagas išvaryti, ir kokius kuoliukus užkalti, kad kas neteitų po to į valdžią, jau būtų tikrai labai sunku netęsti to, ką mes pradėjom daryti. 2008-2012 metų kadencijos metu įgyvendintos svarbiausios nepriklausomos demokratinės šalies raidai būtinos pertvarkos. Įvykdyta aukštojo mokslo reforma, parengta alternatyvi valstybės gynybos politika,
atnaujintas jaunimo rengimas krašto gynybai, pradėti strateginiai energetinės nepriklausomybės projektai. Mes supratom, kad to nepakanka, kad krizė netgi yra turbūt geras metas reformom. Labai svarbiom, kurias estai jau senai buvo padarę ir jau džiaugiasi jų vaisiais, o pas mus jos taip ir nebuvo pradėtos daryti. Stagnacija. Daug sovietinio dar tipo ir infrastruktūroje ir visur kitur. Tai mūsų koncepcija, visi dokumentai priimti ir gynimo taryboje, ir Seime, ir vyriausybei buvo tie, kad tam paukščiui, jeigu paukščiu vadintumėm krašto apsaugą, mes dabar turim 2 sparnus. Tiesa, vienas dar toksai neužaugęs, nes pinigų labai trūksta, bet vis dėlto bent jau įstatyminėje dalyje mes aiškiai sudėliojom kryptis, kaip turi vystytis Lietuvos kariuomenė ir kad jinai visų pirma yra atsakinga už krašto gynybą kartu su NATO. Nes jeigu mes nieko nedarysim, tai kodėl kiti turi atėję čia už mus padaryti tuos darbus, kurių mes patys nepadarom. Aš matau partiją kaip pakankamai sėkmingai išlaikiusią paskutinių 4 metų valdžios egzaminą. Rinkimų rezultatus galim vertinti įvairiai, bet turbūt turim patys savo pripažinti, kad tos 33 vietos, kurias gavom, yra daugiau negu daug kas prognozavo ir negu mes patys, ko gero, neprognozavom tiek gal. 2012 metų rinkimų rezultatai parodė, kad Lietuvoje yra tikrai daug žmonių, kurie vertina politiką be populizmo. Politiką puoselėjančią pamatinius sąjūdžio idealus. Tokią politiką supranta tiek vyresnio amžiaus žmonės, tiek jaunimas. Ta parodė balsavimo rezultatai didžiuosiuose miestuose. Per paskutinius rinkimus matėm labai daug jaunų žmonių, atėjusių talkininkais, padėti rinkimų kampanijai. Bent jau didžiuosiuose miestuose matėm labai daug jaunų žmonių balsavusių už mus. Ir tame aš matau iš tikrųjų didelę prasmę. Ir mes, mūsų partijoje, gebėdami išsaugoti tą vienybę tarp vyresnės kartos, jos patirties, kartais labai skausmingos, tremtyse ir pokario kovose, galų gale sąjūdyje. Ir tos jaunatviškos energijos ateinančios su jaunai žmonėmis, kurie tikrai nori Lietuvą matyti kaip europietišką, vakarietišką valstybę, gebančią konkuruoti pasaulyje, gebančią kurti sėkmingą Lietuvą. Tai štai tas vieningumas vardan vakarietiškos civilizacijos čia Lietuvoje. Na, man iš tikrųjų yra didysis įkvėpimo šaltinis. Savo 20-metį Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai pasitinka, būdama opozicijoje ir šiandien likdama atsakinga už ankstesnės kadencijos metu įtvirtintų reformų tęstinumą bei strateginių projektų įgyvendinimą. Kasdienę politiką lydi ir vidinės diskusijos dėl partijos krypties, veiklos prioritetų, tačiau tikslas tas pats – sąjūdžio idealų šviesoje išsaugoti jautrumą žmogui ir įgyvendinti konservatyvę Lietuvos modernizaciją. Aš manau, kad šitoj partijai tikrai kiekvienas turim savo nišą, turim savo veidą, kurio nebijom ir nesigėdijam išreikšti, kad gal nesam, reiškia, vieni daugiau pragmatiškai modernus, kiti daugiau vertybiškai, bet daugiau su tokiu idealistiniu pokrypiu. Tai aš manau, kad mes tik tai viens kitą papildom ir tai yra gėris. Lietuva tikrai turi pasivyti tai, ką prarado per 50 metų. Bet kartu turim išsaugoti ir išlaikyti tas vertybės, kurios mums yra labai svarbios. Ir kurios, tokioj dar tik beaugančioj mūsų visuomeniai gali būti labai lengvai išbarstytos, taip sakant, tam globalizacijos bangai einant labai stipriai. Mes turim pripažinti, kad sovietmečio sunaikinta visuomenė, tas jos moralinis audinys, jis atsigauna tikrai lėtai ir ta želmenėlis auga labai, taip sakant, sunkiai ir bet kokia banga ar sausra jį gali perkelti neprasme labai lengvai sunaikinti. Bet mes juos turim matyti atvirom akim, mes jų negalim apleisti, mes turime rūpintis ir eiti prieki, matydami Lietuvą tokią, kokia yra. Ir su gerais dalykais, ir su, taip sakant, apleistais dalykais. Tai štai tas konservatyvios modernizacijos planas. Nuo didžiųjų miestų iki miestelių ir kaimų. Jis turi būti mūsų ta vedanti linija, vedanti, taip sakant, ašis,
Ir aš pakankamai gerai matau, ką toliau turime daryti. Mūsų vietos turtingos, o rankos darbščios. Kol jūra rami, žuvis pačios į tinklą šoka. Bet kai ateina audra, turiu pasirinkti, kas yra svarbiausia. Valikime tinklus, gelbėkime laivą! Juk nuo to, ar laivas nesuduš, priklauso visų mūsų gyvenimai. Laivas sveikas! Po tos audros visi patikėjo, kad lietuviai neskęsta. Kartu pasiekėme daug, nesustokime. Jūs puikiai žinote, kad aš esu kaltas dėl viso to, kas yra bloga Lietuvoje, kas kur kam nepasisekė. Be abejo, būtų dar geriau, jeigu savo kasdieniam gyvenime mes būtumėm žymiai tvarkingesni, švaresni, nesišiukšlintumėm, tada nereikėtų tokių akcijų. Ta, ką ir pati savo dažnai pripažįstu, kad turbūt silpniausia Seimo grandis tai yra vadinamieji viešieji ryšiai arba tai, kiek apie mus objektyviai, apie mūsų darbą, apie mūsų veiklą, apie gyvenimą gali sužinoti visuomenė. Bet neišgirdau nė vieno rimto sakinio ar net žodžio iš tų, kurie lieja krokodilo ašaras dėl to. O kągi siūlote daryti? Piliečiai, atėjo valanda pasakyti labai svarbų dalyką. Balsai suskaičiuoti, vardai patikrinti, sprendimas priimtas. Yra susirūpinusių, kad Lietuvoje atgimsta pilietinis ir patriotinis susipratimas, kad žmonės telkėsi, yra pasiryžę nesitraukti iš pasirinkto laisvės kelio. Prieš 9 metus, maždaug tokiu pat metų laiku, tokia pat proga stovėjau Seimo tribūnoje. Prieš 9 metus, ne prieš 10.